Pasirinkau tokią potemę žurnalisto kelias, kad šiek tiek pakalbėtume apskritai, kas yra žurnalistika televizijoje ir šiek tiek apie atsakomybę prieš auditoriją, nes manau, kad iš esmės mes labai daug kalbam apie dalykus, kuriuos mes visi matom, bet pamirštam svarbiausią dalyką, tai auditorija. Šitą nuotrauką pristatymų įdėjau ne šiaip sau, tai yra mūsų kasdienybės dalis, kai ypatingai pas mane ateina dažnai daug praktikantų ir jie visi galvoja, ateisiu į televiziją ir rytoj tapsiu žvaigžde. Tai būtent mes, kurie esam visi už to kadro, tai ir esam tie, kurie teikiam informaciją ir mikrofonai visada būna svarbiausia. Tai visada studentams sakau, kad svarbiausia atėjus dirbti ar tai televiziją, ar tai portalą, ar tai kažkur kitur, visada yra svarbiausia, jog mes atkreiptume dėmesį, kad mes esam informacijos rinkėjai ir skleidėjai, o nežiūrėtume į save. Čia tiesiog tokia tendencija yra ateinančių jaunų žmonių į žiniasklaidą. Tai ką reiškia šiandien būti žurnalistu? Tai aš visada laikausi tokio kredo, kad žurnalistika man tai yra kelias tarp atsakomybės, faktų, bet kartu ir meno, nes visą tai, ką mes pasakojam, ypatingai, pavyzdžiui, žiniose, mes turim informaciją, kuri kartais būna gana sudėtinga. Pavyzdžiui, vakar buvo tema klinikose apie cistinę fibrozę. Turbūt ne visi žinom, kas tai yra ir mums reikia tą pateikti informaciją įdomiai žmonėm. Tai mes ir pasinaudojom tuo, kad bandom tai pateikti meniškai, suprantamai ir paprastai. Visą laiką naudojamės tuo, kad bandom paaiškinti žmonėms, kas yra informacija per tai, jog mus klauso ir jaunas, ir senas, tai informacijos pateikimo paprastumas irgi yra svarbus darbė. Šitą nuotrauką buvo daryta Lenkijos pasienyje, čia yra mūsų kolegos, mūsų ir Lenkų kolegos, tai mūsų kasdienybė atrodo taip. Mes visada susibūrėm, būna daug spaudos konferencijų ir didžioji darbo dalis ir yra spaudos konferencijos. Tai apie mano galbūt šiek tiek darbą, tai aš pati studijavau Vytauto didžiojo universitete. Aš galbūt esu tas gyvas pavyzdys, kai sako, kad žurnalistas turi mokytis visą gyvenimą. Nes aš pradėjau 2011 metais, baigiau, jeigu gerai pamenu, 2022 metais, nes turiu 5 diplomus. Tai mokiausi kaip ir visą gyvenimą. Tai jūsų galbūt mažai kursuose būna, bet pavyzdžiui, kai aš atėjau į Vytauto didžiojo universitetą į viešą komunikaciją, mūsų buvo virš 300 studentų. Tai įsivaizduokit, kaip pasikeitė tai, ką jūs mato dabar ir kiek buvo mūsų daug anksčiau. Tai aš išmokau galbūt to, kad mums reikia eiti rinkti informaciją taip, kad mes ją papasakotume žmonėm, jog būtų įdomu. Tai mano kelias buvo ne tik teorinis, buvo ir praktinis. Aš buvau išvažiavusi ir užsienį, turėjau taipogi įvairiausių konferencijų, bet vis dėlto grįžau į Lietuvą. Kodėl grįžau į Lietuvą? Dėl to, kad man čia darbas pasirodė įdomus ir svarbus, nes aš dirbu regione. Tai, kas nežino, tai dirbu Kaune ir darbas Kaune ir darbas dideliame mieste, pavyzdžiui, Vilniuje, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Aš dirbu su mažais miesteliais, kartais su kaimeliais, kartais tenka ir su dideliam konferencijom dirbti ir mums reikia labai daug žmonių išklausyti. Tai, ką aš norėjau paminėti, jog kaip atrodo mūsų darbo diena, mes niekada nežinom, kaip jinai atrodys. Jeigu mes, tarkim, ateisim vieną dieną ryte į darbą, kitą dieną mes galime ateiti po pietų. Vakar, pavyzdžiui, turėjau skambutį iš gaisrininkų pusės 7 ryto. Tai prikėlė, yra gaisras, važiuok, atrink informaciją ir gali pradėti pusę 7, gali pradėti 10, gali pradėti 12. Kartais, kai aš pradėjau dirbti 2018 metais LNK, apskritai dirbu 10 metų, bet 2018 metais pradėjau dirbti LNK, tai būdavo ir tokių situacijų, kad 1-3 minučių reportažo rengimas užtrukdavo 8 valandas. Kai dažniausiai paklausia žmonės, ką tu veiki visą dieną. Darau 1-3 minučių reportažą. Kodėl? Nes viskas priklauso nuo pašnekovo. Kartais būdavo ir tokių istorijų, tais laikais 18 metais buvo labai daug tokių istorijų, kad vaikų paėmimai, smurtas prieš vaikus, nepilnamečius. Tai tarkim, tu ateini iš ryto,
8 valandą turi istoriją, bet tu lauki už durų tas 6-8 valandas, kol tu gausi vieną komentarą ir tu galėsi pabaigti tą reportažą. Tai va tas 3 minučių reportažas 8 valandų taip ir trukdavo. Ir tada atsiranda visame tame laiko spaudimas, laiko greitis, nes jeigu tu pralauki 8 valandas, tarkim, už durų, tai tu tada turi greitai padaryti reportažą, nes žinių laikas jis nesitampo. Jis yra arba 6:30, arba 6:30. Tai turi greitai visą tą informaciją susirinkti ir ją pateikti suprantamai žmonėms. Dar aš čia buvau įdėjus mūsų iššūkius, tai patikrinimas ir šaltinių patikimumas, kad, jeigu atei žmogus tau paskambins, čia irgi turėjau vakar, labai daug įvykių vakar įvyko. Vakar paskambino viena moteris, kuri irgi sako, turiu problemą, mano ten neįstojo į universitetą ar tai kolegiją dukra ir man reikia apie tai reportažą padaryti. Ir tu tada kaip žurnalistas galvoji, kodėl neįstojo, kokie yra ten kriterijai. Ir pradedi galvoti, kad ne visa tai, ką žmogus tau pirmiausia paskambinęs pasako, kad jis turi galbūt problemą, ta problema iš tikrųjų egzistuoja, tai mes visada turim tikrinti tą informaciją, kurią mums pateikia pašnekovai, nes kartais būna tų, kurie nori patekti į televiziją, bet kartais būna tokių, kurie ir nenori. Tai va su tais, kurie nori patekti į televiziją, yra ir pavojus, nes mes nežinom, ką mes galim parodyti. Tai, mūsų darbe būna ir linksmų momentų. Čia vienas iš tokių, kai operatorius buvo tiesiog mažesnis už štatyvą ir jisai, štatyvą šone ir kalbinom krepšininką, tai negalėjom tiesiog kitaip nufilmuoti, tai teko bandyti kažkaip išsisukti iš situacijos. Kaip čia dabar įjungti šitą dalyką? Galima gal. Kartais tenka dirbti ne ten, kur galima, ten, kur išeina. Tai čia tiesiog buvo irgi, turbūt, kiek pamenu, 8 valandų tas buvimas už durų. Ir tada reikėjo greitai garsinti reportažą, nes eteris buvo už 10 minučių. Tai įgarsinam, parašom, atiduodam. Tai realiai žurnalistas, dirbantis televizijoje, ateina į darbą iš ryto, susiranda temą, susiranda pašnekovus pakalbinęs pašnekovus grįžta į ofisą, turi kompiuterį, mes turim ofisą normalų, jisai nebūna dažniausiai mašinoje, bet parašo reportažą, tą reportažą įgarsina ir kartais būna, kad net jį ir sumontuoja. Tai bet būna ir tokių, kartais situacijų, kad tenka greitai ir neprognozuojamai, būna ir vairiausiai, ir miške, ir mašinoje, ir kur tik tai nebūna. Čia irgi kaip tenka dirbti ne ten, kur galima, ten, kur išeina. Galim ar jungti? Nes čia dabar bus keli video, kur čia reikės įjungti. Kai aš minėjau, kad mes važiuojam į miestelius mažus, tai čia buvo vienas iš momentų, kada mes negalėjom prie pašnekovo privažiuoti. Tai šitas buvo patekęs ir televizijos eterį, nes kolegos tiesiog parodė, kokie keliai buvo pas mumis apledėję, čia buvo labai slidu ir mes taip su operatorium, su kamerom ir su visko bandėm patekti pas pašnekovus. Tai nėra glamūras mūsų darbas, nes mes nežinom, ar atsidursim ar kaime, reikės boto, reikės aukštakulnių, ar mes prie jų prieisim, mašinos užklimsta ir mes tiesiog negalim prie jų privažiuoti. Tai kartais tenka ir taip. Dar vienas yra, kai reikia suktis iš situacijos, čia man atrodo buvo pernai metai, tai čia ir šiek tiek ir juokinga situacija dėl to, kad atvežė eglę, bet eglė tai jinai netilpo į stovą, tai reikėjo kažką tai daryti. O ką daryti, ją reikėjo sutrumpinti, ją reikėjo tiesiog mum nupjauti, turėjom tik taip pjūklą, nes mes nebūtume padarę reportažo kitaip, tai bandėm suktis iš situacijos. Ir čia aš pjoviau. Čia yra visiškai mūsų kasdienybės romantika. Kai sakom, kad žurnalistus mėgsta arba nemėgsta, tai dažniausiai nemėgsta mūsų niekas, nes mes turime mikrofoną rankos ir mes klausinėjom žmonių. Tai čia gal tik tai garso reikės. Neturiu laiko, nepykit, tikrai. Kaip rezultatai? 0 Lithuanian. Ar pateisinęs lūkesčius prezidento rinkimai? Taip. Kaip pateisinęs? Taip. Be komentarų. Žinokit, nelabai... You know something about elections in Lithuania? Yeah, it started raining. That wasn't good. Kaip, rezultatai? Žinokit, nelabai noriu filmuoti. Kimus, kaip rezultatai? Nieko nežinau. Kaip rezultatai? Nežinau nieko, nežinau. Tai va čia yra visiška kasdienybės romantika ir tai užtruko man 1,5 valandos, kol aš pakalbinau 3 žmonės.
Tai kol aš gavau nuomonės, bent jau kažkokias žmonių, čia buvo, man atrodo, pirmoji kadencija Nausėdos po rinkimų ir man tiesiog reikėjo padaryti Vox Popą mieste, paklausti žmonių nuomonės. Tai va taip atrodo mūsų kasdienybė, kiekvieną dieną mes su to susiduriam ir žmonės, na, tiesiog taip reaguoja į mūsų darbą, kai pamato mūsų mikrofoną. Rezultatai. Taip, šiek tiek įdėjau mūsų etiką ir atsakomybę prie žmonės. Mes dažniausiai mėgstam ir antraštės greitai skelbti, ir reportažus mums reikia greit padaryti, mes turime labai ribotą laiką, bet aš visada atsisuku į auditoriją, kaip minėjau nuo pat pradžios, tai žmonės man yra labai svarbu. Kodėl aš apskritai pradėjau dirbti šitą darbą? Dėl to, kad aš maniau, kad žurnalistika gali išspręsti daug problemų. Na, žinoma, žurnalistika turi dabar daug problemų, bet aš, kai dirbu regione, aš arčiau gal prieinu prie tų žmonių, kurie yra tiesiog paprasti gyventojai su paprastom problemom. Tai aš vieną tokį pavyzdį pateiksiu, aš jį labai gerai prisimenu ir turbūt visą laiką prisiminsiu, kad, na, kaip žmogui padėjo žurnalistika. Čia, jeigu gerai prisimenu, gal buvo 2018 ar 2019 metai ir man paskambino vieni žmonės gyvenantis Kaune ir sako, mūsų namas griūna. Mūsų namas griūna, mes 4-5 metus neprisiskambinam jokias institucijas, jokias tarnybas ir mes nebežinom, ką daryti. Rytoj mūsų namas sugrius, mes turime mažus vaikus, kūdikius namuose, mes niekur negalim patekti. Mes išgirdom šitą istoriją, nuvažiavom ir man išsikviesti tarnybas užtruko 6 valandas. Aš skambinau visiems žmonėm, kurie buvo atsakingi už tai ir kad atvažiuotų bent vienas specialistas, kuris realiai pasižiūrėtų į tą situaciją, ar ten yra pavojinga ar ne, man, kaip žurnalistai, užtruko 6 valandas. Tai pagalvokit, kiek žmonės užtruko ir kiek man reikėjo, kad atvažiuotų apskritai į tą vietą. Atvažiavo ekspertas ir jo reakcija buvo tokia, atidarė duris ir sako, aš ten neįsiu. Nes kritinė buvo būklė, o viršui gyveno tuo metu dar kūdikis. Tai namą evakavo, žmonės evakavo ir per kelis metus tą namą sutvarkė. Tai čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kada mes einam pa žmonės dirbdami regione ir mes tiesiog, na, jiems galim padėti ir aš džiaugiuosi, kad kartais žiniasklaida, na, turi tokią galią vis dėlto. Tai rūpinimasis auditorija ir nebūtinai vien tik tai klikai, nebūtinai vien tik tai tas, kad mes turim būti geresni už kitus kolegas, bet kartais galim ir padėti. Tai įžvalgos apie žurnalistikos pokyčius. Žurnalistika keičiasi dėl to, kad mums viską pakeitė socialiniai tinklai. Bet turbūt esminė žinutė iš viso šito yra, kad mes vis dėlto turim būti informacijos filtras. Yra labai daug informacijos socialiniuose tinkluose. Mes irgi turim tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebookuose, Instagramuose. Mes turim istoriją, susirenkam iš tų pačių Instagramų, bet labai reikia tikrinti. Kiekvieną dalyką, kurį jūs išgirstat, pamatot, tikrinkit ir tikrinkit ypatingai, jeigu planuojat būti ateityje žurnalistu. Tai asmeninė išvada turbūt būtų tai, kad, na, buvimas žurnalistu tai yra nuolatinis mokymasis, balansavimas tarp atsakomybių ir, na, šiek tiek meno visame tame. Tai jauniems žurnalistams norėčiau palinkėti, kad vis dėlto ne greitis būtų svarbiausia, o profesionalumas būtų išlaikytas ir faktų tikrinimas. Tai negalvokit, kad jūs esate svarbiausia jūsų auditorija ir jūsų pašnekovas. Ačiū. Ačiū labai, Ieva. Labai trumpai pasidalink kokią nors, nežinau, jeigu galėsi arba jeigu tokių buvo, nepakankamo patikrinimo istorija. Kiekviena redakcija, man atrodo, jų turi. Sako, tikrinam faktus, bet gal yra kažkas labai įsimintino, kai taip ne iki galo patikrinom ir... Mes gal esame išskirtinė redakcija tuo, kad mes visus faktus patikrinam ne 3 ir ne 4 ir ne 5 kartus. O kiek? Būna, kad ir 8 kartus. Esu važiavus, kad aš turėjau informaciją nuo pat ryto. Buvo labai didelis rezonansas, buvo istorija, kad mes turėjom informaciją, jog tas žmogus, apie kurį mes galvojam skelbti, yra tas žmogus, apie kurį greitai gali sužinoti visi. Mane siuntė net 8:30 valandą dar patikrinti tuos faktus, kur mums ir prokuratūra patikrino, ir kiti atsakingi žmonės. Tai aš gal neturėjau tokios istorijos, kad, na, faktai išlystų, nes mes tiesiog neskelbim to, ko mes nežinom. Tikrai. Gerai, labai ačiū, Ieva Diraitė.